Taip, vasario 17-23 diena, Šaulys, pasižiūrėkime Šaulio, kas gi laukia. Pasižiūrėkim savijautą, bendros savaitės nuotaikos, kokiagi savijauta Šaulio, finansai, pirkiniai, išlaidos, asmeninis gyvenimas, darbas, kokiagi laukia staigmena ir kokiagi naujiena. Taip, bendra savaitės nuotaikos tokios. Tai iš tikrųjų tokia atrodo krizinė savaitė, tokia nuotaikos tokios viskas blogai. Galbūt iš tikrųjų tokie įvykiai, ta prasme, vyksta taip, kad Šaulys tiesiog, jisai jaučiasi prastesnis, jisai niekaip negali išeiti iš kažkokių tai situacijų, nes jam trūksta, pavyzdžiui, galbūt finansų, galbūt jam trūksta žinių, galbūt jam trūksta kažko, būtent, ta prasme, tikrai, jautiesi toks žmogus, kad, tau to trūksta ir tu negali kažko tai pakeisti, arba tu jautiesi, kad visi gražesni, visi tavo draugai turtingesni, visiems daugiau sekasi, visą kitą, o tu toks iš vis toks vargšas, nelaimingas. Tai tokios nuotaikos šią savaitę. Dabar savijauta, būtent savijauta, tai vis dėlto galbūt šauliai jaučia, kad turi priimti savo gyvenime sprendimus kažkokius, kad kaip išeiti būtent iš tos krizės. Tai galbūt iš tikrųjų finansinės krizės kažkokios yra, suprantat, ar tai santykių krizės. Bet būtent tas ir yra dalykas, kad ta savijauta, kad taip, kas man nereikalinga mano gyvenime, aš atsikratysiu ir atėjo laikas vis dėlto galbūt pasverti viską. Supranta, kiekvieną savo žingsnį, kiekvieną savo mintį. Nes be abejo teisingumas tai kas yra, tai mūsų likimas, taip. Mūsų likimas, mūsų karma. Ir galbūt Šaulys ir ta savijauta yra, kad aš pats savo likimo šeimininkas, aš turiu pats būti atsakingas už savo gyvenimą. Ir galbūt atėjo tas momentas, kad aš turiu pagaliau kažką tai daryti, keisti, kad išeičiau iš šitos savijautos, iš šitos tikrai galbūt gyvenimo kažkokio periodo. Būtent finansai. Finansuose kažkoks tai įvykis yra, kaip sakant, atėjo laikas kažką tai daryti. Supranta, tikrai užtenka sėdėti ir laukti, reikia veikti, reikia daryti. Šitas įvykis iš tikrųjų gali būti susijęs su senais kažkokiais gyvenimu. Ta istorija gali būti seniau. Arba vis dėlto šiuo metu tas įvykis vyksta, suprantat, kažkokie dalykai finansų srityje galbūt taip ir jaučiasi, suprantat, tai galbūt senos skolos, seniai įsipareigojimai kažkokie dalykai ir vis dėlto tai galėtų būti susijęs su šeima arba su giminė. Bet tai galėtų būti netgi ir nekilnojamo turto kažkokie pirkiniai, investicijos, dar kažkas, tai suprantat. Tai būtent kažkoks tai galbūt įvykis buvo, kuris tiesiog dabar, šią savaitę būtent Šaulys taip ir jaučiasi, kad, galbūt negali susitvarkyti su tais įsipareigojimais, suprantat, ir prasideda problemas. Asmeninis gyvenimas, jausmai. Asmeniniam gyvenime vis dėlto Šaulys, tai kažkokia galbūt, jeigu santykiai buvo nutolę, tai galbūt vis dėlto sugrįžta kažkas tai iš naujo į Šaulių gyvenimą. Arba tai gali būti naujų santykių, kažkokių tai naujų draugysčių pradžia. Žinot, kada šnekam apie asmeninį gyvenimą, tai iš tikrųjų be abejo mes visą laiką žiūrim į antrąją pusę, kad jeigu jau jausmai, tai jau būtinai antroji pusė. Bet tai gali būti jausmų pradžia, tai pavyzdžiui kažkoks tai draugė, nauja pažįstama, kuri taipogi labai džiugina, labai viskas malonu, viskas labai gerai, suprantat. Be abejo, šitą savaitę Šaulių gyvenime kažkoks antras žmogus bus, kuris tiesiog džiugins.
suprantat, šitie santykiai džiugins abudu. Tai gali būti ir nauja jausmų pradžia, gali būti ir kažkas, kas buvo nutolę, sugrįžta ir pradedam viską iš naujo. Arba tai tiesiog asmeniniam gyvenime, tai gali būti kažkokie tai įvykiai ir susiję su nauju darbu, su naujom kelionėm, su kažko planavimu, tai irgi dviese planuojam ir mums smagu. Darbas, va vis dėlto darbe tai yra kažkokios iliuzijos, vis dėlto šaulys, arba tai yra melas kažkoks tai, arba šaulys pats gyvena darbe kažkokiom iliuzijom, kad vis dėlto kažkas tai pakels atlyginimą, kažkas tai, žinot, galbūt patys šauliai turi kažkokį verslą ir tikisi, nu va, kad pagaliau numato, kad jau viskas, galbūt to verslo reikia ir atsisakyti, suprantat. Bet vis kažkaip tikiesi, kad gal bus dar geriau, suprantat, kažkokios yra iliuzijos. Va būtent tos iliuzijos yra susijusios su darbu, su tai, ką šaulys moka gerai daryti. Ir vis dėlto tai yra susijęs su kažkokiu tai, vis dėlto gali būti su kažkokiais įsipareigojimais, teisiniais įsipareigojimais, kažkokiam sutartim, mokesčiais. Galbūt šaulys pats pasirašė kažkokias tai sutartis, o galbūt tikisi, kad vis dėlto bus pakeltas kažkokiose pareigose ar ras verslo partnerius kažkokius tai, kad, išeis iš tos krizinės situacijos, va būtent su finansais susitvarkys, tai yra iliuzija. Vadinasi, turite savo darbinę sritį žiūrėti kitaip, nes tai yra iliuzija. Jūs nematote realiai situacijos, jūs jos nesuprantate. Jeigu tai mokslai, studijos, tai galbūt tikitės, kad išlaikysite egzaminą, net nesimokinėm, tai be abejo tai yra iliuzija. Dabar staigmena. Vis dėlto staigmena tai yra kažkokia tai, kuri tikrai nudžiugins šaulius. Ir ta naujiena yra susijusi su imperatoriumi. Tai vis dėlto tai gali būti kažkokia staigmena, o būtent kažkas tai tokio, kas tikrai atneš daug laimės. Šauliams tai gali būti susijusi su sutuoktiniu. Suprantat, va ta naujiena va būtent bus susijusi su sutuoktiniu. Arba tai vis dėlto kažkoks darbdavys, dėdukas. Žodžiu, vyriškis, kuris galbūt valdo. Suprantat, vyriškis, kuris rūpinasi. Tai yra imperatorius. Tai va kažkokią naujieną galite gauti arba iš to žmogaus, arba susijusi su tuo žmogumi ir kuri tikrai jūs pagaliau pradžiugins. Ir dėl ko jūs iš tikrųjų labai pergyvenote ir nematėte realiai situacijos, kad yra gerų galimybių, suprantat. O būtent mūsų baimės, mūsų mintis ir stabdomos, suprantat. Tai vis dėlto, manyčiau, šią savaitę šauliams bus tikrai kažkokios malonios staigmenos. Galbūt negyvenkite darbinėj srityje iliuzijomis, kad galbūt man blogai, mano finansai, aš jaučiuosi krizėje, nežinau kaip elgtis, susitvarkyti savo finansus, išeiti iš tos krizės, bet galbūt būtent darbe vis dėlto gyvenate kažkokiom iliuzijom, kažką tai svajojate nerealiai, bet vis dėlto kažkokia situacija, naujiena bus, galbūt vis dėlto padės jums jūsų sutuoktinis, galbūt jūsų tėtis, galbūt darbdavys, gal duos gerą patarimą, o galbūt tiesiog padės tikrai jums realiai išeiti iš šitos situacijos. Žodžiu, kažkokia naujiena turės būti tikrai gera, kad jinai jūs pradžiugins. Tad tiek šauliams šią savaitę, iki ir pasimatysime greitai.